Sveiki, mėly Tupperware fanai, noriu Jums parodyti labai greitai, kaip atrodo mūsų Tupperware kompanijos žirklės, netgi repės gal pavadinčiau, paukštienai. Ir būtent su jomis mes pjaustume visą keptą paukštieną, ar tai būtų antis, žąsis ar višta. Lygiai taip pat galime pjaustyti keptus šonkauliukus, bet ne per pačius kaulus, o per sąnariukus. Kaip matote, paukštienos žirklės yra supakuotos į dailią dėžutę, taip kad kaip ir tinka dovana, jeigu jūs dovanojate aštrų daiktą. Ir štai čia matome, kad tai yra gražaus dizaino, ergonomiškų rankenų, paukštienos žirklės. Štai tokios, pažiūrėkite, labai gražus juodas ir raudonas spalvų derinys. Yra žirklės lenktos, tam, kad lengvai mums palystų po pjaustomą maisto produktu. Paukštieną ir štai čia atidariusi užraktą galima jas išskleisti. Ir matot, kad yra tokia kaip ir spiruoklės principų veikiančios žnyplės. Uždarimo metu tiesiog užspaudžiam rankenas ir užsifiksuojam. Ir žirklės yra visiškai saugiai padedamos į jūsų laikomas spintelės, stalčių ar kur tik tai jūs laikote jas. Taigi, dabar noriu pademonstruoti, tiesiog jau kepta yra mano paukštiena. Aš paimsiu gabaliuką ir štai čia galiu per sąnariuką jums prieš akis lengvai perkirpti paukštieną. Štai tokiu būdu palenda, pjauna va būtent tie ašmenys, kurie yra tokie korbuoti, tikrai labai aštrus. O jeigu mums reikia perpalti patį kaulą, tai reikėtų kaulą taikyti štai čia. Aš pabandysiu prieš ekraną jums perkirpti kaulą. Ir štai perkirpau ir patį kaulą. Negavau šonkauliukų, dabar neturėjau namuose, iškepta yra šoninė. Aš galiu tiesiog tą pačią šoninę lygiai taip pat perkirpti gražiai ir šoninės gabaliukus. Per kauliuką nereikėtų, čia yra kremzlytės, tai tikrai drąsiai perkirpa. Štai tokios yra paukštienos žirklės ir jos gražiai supakuotas į dėžutę, užraktas yra, išplausiu ir pasidėsiu vėl į vietą.